Japonijoje po daugiau nei 20 metų žiaurų cheminio ginklo išpuolį mirties bausmės sulaukė garsiausias šalyje apokaliptinio kulto lyderis ir 6 jo pasekėjai. Tai sveikino daugelis jų aukų, tačiau sukritikavo žmogaus teisių organizacijos. Šijokas Asahara ir 6 jo vadinamojo aukščiausios tiesos apokaliptinio kulto pasekėjai buvo pakarti šioje egzekucijų salėje. Mirties bausmės jie laukia beveik 10-metį už dar 1995 metais įvykdytą žiaurią zarino dujų ataką Tokijo metro. Tai buvo didžiausia teroristinė ataka kada nors įvykdyta Japonijoje. Ji itin sukrėtė šalies saugumo reputaciją. 5 kulto nariai dar nacių Vokietijoje išrasta nervus paralyžiuojančią zarino medžiagą į metro įnešė plastikinėse maišuose. Tuomet pradūrė nusmailintais lietsargio kotais ir pabėgo. Sausakimšuose traukinio vagonuose pasklidę nuodai pražudė 13 žmonių, apsinuodijo dar 6000. Praėjus daugiau nei 20 metų japonai nepamiršo šio kraupaus išpuolio. Kai galvoju apie žmonės, kurie prarado artimuosius, mano atveju tai tėvai, aš apgailestauju, kad jie negalėjo išgirsti naujienų apie šią egzekuciją. Po atakos aukščiausios tiesos beveik aklas judėjimo lyderis buvo rastas kulto namuose, slaptame kambaryje su krūvomis pinigų ir miegmaišių. Tuo metu jis turėjo apie 10 000 pasekėjų Japonijoje ir 30 000 Rusijoje. Jo mokyme maišėsi įvairios religinės praktikos, pradedant joga, baigiant budizmu ir krikščionybę. Savo sekėjus jis žadėjo išgelbėti nuo artėjančio Armagedono. Beje, net ir nuteisus kulto lyderį, aukščiausios tiesos kultas tebeturi 100 pasekėjų. Dalis jų glaudžiasi šiame 24 valandas per parą specialiųjų tarnybų stebimame namų komplekse. Tiesa, jie pakeitė kulto pavadinimą ir sumokėjo kompensacijas nukentėjusiųjų artimiesiems. Pastaruoju metu kulto narių judėjimas kelia nerimą. Viduryje nakties jie išeina ir įeina į pastatą. Nerimauju dėl to, ką jie rezga. Kulto nariai gali būti radikalizuoti, nes jų lyderis buvo laikomas gyvas. Reikėjo egzekuciją įvykdyti anksčiau. Iš viso mirties bausme nuteista 13 kulto narių. Šį Japonijos žingsnį pasmerkė ne viena prieš mirties bausmę pasisakanti žmogaus teisių organizacija.